Šeštoje užduotyje buvo pavaizduotas lygiagretainis. Jisai čia iš tiesų vaizduoja lygiagretainio formos stiklo detalę tokią. Na, žodžiu, tiksliau, iš jos yra gaminamos lygiagretainio formos stiklo detalės, bet ir pats tas visas, kaip įvardinti, medžiaga, iš kurios tos detalės yra gaminamas, tai jis taip pat yra lygiagretainis ir jisai stiklinis. Tai, bet tai yra nesmė, tai yra geometrinis bet kokiu atveju uždavinys. Ir mes jį žiūrime kaip geometrinį uždavinį. Taigi, ir pirmoji šio uždavinio dalis prašo tiesiog paskaičiuoti šio lygiagretainio perimetrą. Tai iš tiesų paprasta užduotis. Žinome, kad priešais esančios lygiagretainio kraštinės yra lygios. Tai yra BC yra lygu AD, atsiprašau čia už klaidą, BC yra lygu AD, 6 ir AB lygu CD, 12. Tuomet lygiagretainio perimetras yra lygus visų kraštinių sumai, kadangi dvi kraštinės yra viena kitai lygios, tai tiesiog galime sudėti CD ir AD ir padauginti iš dviejų. Tai 6 plus 12 kart 2, gaunasi 2 kart 18 lygu 36. Žodžiu, paprastas uždavinys, tikrai nesudėtingas. 6.2 prašo įrodyti, kad CD yra statusis trikampis, taigi kaip mes tai įrodome? Kai mes žinome, kad trikampis yra statusis, tuomet mes taikome Pitagoro teoremą. Bet jeigu mums reikia įrodyti, kad tas trikampis yra status, o mes jau žinome, tarkim, visų to trikampio kraštinių ilgius, tuomet mes taikome atvirkštinę Pitagoro teoremą. Tai reiškia, kad mes dabar bandysime patikrinti, ar galioja šitą lygybę. Tam, kad mes patikrintume, tai pirmiausia, mes turime išsiaiškinti, kurias dvi kraštinės mes laikysime, kad jos pretenduoja būti to trikampio statiniais, o kuri įžambinė. Tai įžambinė, aišku, turi būti ilgiausia iš visų tų kraštinių. Tai čia patikriname, kad gauname, kad 12 yra ilgiausia kraštinė. Dėl to, jeigu šis trikampis yra status, tada, reiškia, turi galioti šitą lygybę. Patikriname, ar jinai yra teisinga. Tai kaip mes tai patikriname? Tai yra atskirai paskaičiuojame, ką mes gauname kairėje lygybės pusėje ir ką gauname dešinėje. Tai yra, ar gaunasi ta lygybė. Tai čia, ką mes gauname? Kėlę kvadratu, gaunasi kas? 36 kart 3, 108, čia 6 kvadratu 36, sudėjus 144. 12 kvadratų yra 144. Vadinasi, abiejose pusėse gauname po 144, lygybė teisinga, todėl trikampis CD yra statusis. Įrodė. 6.3. Jau žinant, kad tas trikampis yra status, apskaičiuoti jo plotą prašo. Taigi, kaip išsiaiškiname, reiškia CA ir AD bus statiniai. Dėl to mes taikome tiesiog stačiojo trikampio ploto formulę, kuri sako, jog stačiojo trikampio plotas yra lygus statinių sandaugos pusė. Tai sudauginame 6 šaknis iš 3 kart 6 ir padaliname iš 2, gauname 18 šaknų iš 3. 6.4 prašo pažymėti neteisingą teiginį. Kaip matot, visose uždavinėse kaip tyčia prašydavo neteisingo teiginio. Neteisinga, kaip įprasta yra, bet neteisinga. Tai dėl to gerai, kad bent jau buvo jisai pabrauktas. Tai yra būtent pažymėtas, jog paryškinta, nes daugelis būtų čia galėjęs susimaišyti, nors tikiu, kad galėjo būti tokių, kurie ir taip susimaišė, nepaisant to, kad buvo tas žodis paryškintas. Na, čia jau tokie jau, kaip sakant, dalykai, nieko nepadarysi. Tai vėl turėjom dabar tikrinti kiekvieną iš tų atvejų ir žiūrėti, kuris iš jų bus vienas neteisingas. Tai ar atkarpa AC lygiagretainį dalyja į du lygius trikampius? Taip, jinai dalyja, nes kodėl? Tai nagrinėjom trikampius ABC ir CAD, abu tie trikampiai turi bendrą kraštinę AC, toliau BC yra lygu AD, tiesiog nes tai lygiagretainis ir AB lygu CD, taip pat nes tai lygiagretainis. Dėl to mes gauname, kad abu tie trikampiai turi visas tris kraštinės lygias, tai yra kiekviena kraštinė
vieno trikampio turi lygiai kitam trikampiui ta kraštinė jinai taip pat yra lygi. Žodžiu, pagal 3 kraštinės šitas trikampis yra lygusis. A dalis tikrai teisinga. Atkarpa C yra lygiagretainė įstrižainė. Na, tai čia tiesiog reikia žinoti, kas yra lygiagretainė įstrižainė. Tai tiesiog jinai tai yra atkarpa jungianti dvi priešingas, aiškiai, ne toje pačioje kraštinėje esančias lygiagretainio viršūnės. Tai tiek BD būtų taip pat įstrižainė, tai yra C, aišku, yra įstrižainė. C teiginys yra taip pat teisingas, nes jau įrodėme, kad trikampis yra CD statusis, tiksliau, netgi ir buvo dar sykį netgi paminėta ir sąlygoje, jeigu kartais kas nors neįrodė. Dėl to tikrai AC yra lygi statmena D, nes mes tai pat įsiaiškinom, kad tokiu atveju tai yra to stačiojo trikampio statiniai. Tokiu atveju atrodytų kaip ir belieka D. Taip, bet na, vis dėlto pamėginkime įsiaiškinti, kodėl D yra neteisingas. Kodėl? O yra taip dėl to, nes B ir D yra nesimetriški tiesės AC atžvilgiu. Reiškia, kas aplamai yra simetrija tiesės atžvilgiu? Tai mes, reiškia, tarkim, šita figūra būtų simetriška. Šitos tiesės atžvilgiu, jeigu kiekvienas taškas tos būtent figūros būtų simetriškai atvaizduotas šitos AC atžvilgiu. O kaip mes atvaizduojame simetriškai, tarkim, kažkurį tai tos figūros tašką? Tai mes iš to taško brėžiame statmenį ir tokią atkarpėlę, kokią gauname, lygiai tokio pačio ilgio atkarpą mes brėžiame kitoje pusėje ir čia kažkur pažymime tą tašką. Tai jau būtent dėl to, kad aš taip jau čia jums ir pavaizdavau, tai kažkur tas taškas čia turėjo būti, tai akivaizdu, kad ta figūra yra nesimetriška. Taškai A ir C, viskas čia yra gerai, jie kaip gautų simetriški, nes tiesiog jie yra toje simetrijos tiesiai. Bet B ir D būtent jie ir nesimetriški, reiškia, mes tiesiog galėtume nubrėžti statmenis ir dėl to taip ir gaunasi. 6.5. Prašė rasti X reikšmę, reiškia, turint omeny, kad tos figūros yra panašios. Ką reiškia, kad panašios, tai reiškia, tiesiog tai yra sumažinta kopija. Tai yra visi kampai čia yra atitinkamai lygus šios figūros. Tiesiog, kaip kad būtų mastelis, kaip būna žemėlapyje mastelis, reiškia irgi žemėlapyje būna atvaizduojama tikrovėje esančių objektų sumažintas variantas, tai lygiai taip pat ir čia. Tai žinome, kad lygiai taip pat šiaip įprastai būna su panašiosiam figūrom dirbama, tai kai turime, tarkim, trikampius, dėl to kartais kai kurie netgi primiršta, kad net ir keturkampiai tarkim gali būti panašus. Čia, manau, gali būti, buvo ir tokių atvejų, kurie gal net ir galvojo, tai kaip čia ką dabar reikia daryti, o tiesiog taip pat reikėjo būtent pasinaudoti panašumu, o mes žinome, kad panašios figūros turi tam tikrą dydį, kuris būtent susiję dvi panašias figūras, tai panašumo koeficientas. Panašumo koeficientas tai yra atitinkamų kraštinių tiesiog santykis. Mes jau čia nusprendžiame pats, kurią imsim, kaip sakant, kraštinę pirmiau, iš kurios dalinsim. Tai tarkim, imu čia, tarkim, mažojo pirmiau kraštinę, tai šito matome, tiesiog čia kaip netgi pasakyta, kad vienas yra trumpesnioji, tai reiškia, čia turime imti atitinkamai trumpesnį kraštinę. Tai užtat panašumo koeficientas yra 1/6. Tuomet lygiai taip pat, reiškia, ir kitos dvi atitinkamos kraštinės turi būti taip pat lygios tam panašumo koeficientui. Tai šiuo atveju tuomet jau imam x ir 12. Tai kadangi mes jau kai išsiaiškinom, kam yra lygu 1/6, tai gaunasi tokia lygtelė, iš kurios gauname, kad x lygu 2. Jau kai išsiaiškinom, kad x lygu 2, čia galim pasižymėti, kokios šitos detalės bus pjaustomos, nes toliau sekanti dalis yra tokia, kad mūsų būtent klausia, kiek daugiausiai tokių detalių galim pagaminti, kiek galim jų išpjaustyti. Tai aišku, mes pjausysime būtent taip, palei tas kraštinės, taip, ir gausis tokie lygiai gretainiai, čia dar taip pat, žodžiu. Vėliau aš čia ir daugiau pabraižiau, bet truputėlį pritingėjau, bet bent jau vieną tokį nubraižiau. Manau, aišku, kaip čia viskas vyks. Tai mums tiesiog reikia įsiaiškinti, kiek vienoje eilėje čia sutelpa tokių lygiai gretainių. Tai akivaizdu, jeigu čia yra 1, o čia yra 6, tai
6 tokias telpa ir atitinkamai čia. Jeigu čia yra 12, o čia 2, tai ir taip telpa 6. Tai tiesiog sudauginame, nes eilutėmis gaunasi 6 ir stulpeliai 6. Tai 6 × 6 = 36. Tai toks yra atsakymas.